Sveiki malonūs klausytojai, aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia Šaukšto proto tinklalaidė. Madeleine Beekman yra knygos autorė, o knygos pavadinimas The Origin of Language. Būtent šią knygą noriu pasiūlyti jums šią savaitę. Gebėjimas kalbėti leidžia ypač efektyviai veikti kartu. Kalbėti žodžiais, ženklais ar bet kokiais kitais simboliais. Šioje knygoje dalyjamasi įdomią teoriją, kad mums, kaip rūšiai sudėtingos kalbos, reikėjo tam, jog galėtume kartu rūpintis savo daug dėmesio reikalaujančiais palikuonėmis. Ar taip yra iš tiesų ar ne, bet kokiu atveju kalba yra nuostabus išradimas. Siūlau pavartyti knygą The Origin of Language. Knygos autorė Madeleine Beekman. Šią savaitę kalbam apie maisto ribojimą arba angliškai dietary restraint. Tai racionalus, sąmoningas suvartojimo kalorijų ribojimas, dažna svorio metimo strategija. Nors tai iš esmės teisinga kryptis, bet žmonės labai dažnai neteisingai įvertina valgomo maisto kaloringumą ir arba suvalgo gerokai per daug, sveiko maisto perteklius vis tiek yra perteklius ir sąlyga viršsvoriai formuotis arba per mažai. O nuolatinis neprivalgymo režimas yra sąlyga prioritetą teikti riebalų kaupimui. Taigi, japonų tarpe maisto ribojimas buvo susijęs su heteroseksualia lytine orientacija, valgymo sutrikimo diagnozės neturėjimu, didesniu kūno svoriu ir vaizdo pervertinimu, mažesniu pusryčių reguliarumu ir didesniu kūno dydžio mažinimu strategijų taikymu. Australų grupėje maisto ribojimas buvo taip pat susijęs su didesniu kūno dydžio mažinimo strategijų palaikymu. Maistą riboti buvo labiau linkę heteroseksualūs, vieniši, labiau mamų spaudžiami mesti svorį, labiau internalizuojantis liekno kūno idealą ir mažiau internalizuojantis tendencingą požiūrį į svorį, dažniau valgantis keptą maistą, mažiau vartojantis alkoholį ir dažniau kūno dydžio mažinimo strategijomis besiremiantis europiečiai. Šiaurės Amerikos dalyvių grupėje maistą dažniau ribojo mažiau bendraamžių spaudžiami auginti raumenis, didesniu į save orientuotų perfekcionizmų pasižymintis, labiau internalizuojantis tendencingą požiūrį į svorį, dažniau savo išvaizdą lyginantis ir mažiau saldintų gėrimų vartojantis žmonės. Visur yra visaip. Tikrai vertėtų skaityti savo gyvenamai vietai arba savo klientų gyvenamai vietai būdingas tendencijas. Siekis būti lieknu, angliškai drive for leanness, yra kitoks reiškinys negu siekis būti plonu, drive for thinness, orientuotas tik į kūno masę, arba raumeningu, drive for muscularity, kuris yra orientacija tik į raumenyną. Siekis būti lieknu pasireiškia stipria motyvacija turėti mažai kūno riebalų ir aiškiai matomus treniruotus raumenis. Tai gali būti labai sveika motyvacija, arba jei nėra subalansuota ir naudojama neracionaliams sprendimams priimti ir valgymo sutrikimo elementas. Tai kaipgi šis veiksnys atrodo skirtingose kultūrose. Australijoje stipresniu siekiu būti liekniem pasižymėjo dalyviai, kurių mamos svėrė mažiau, o į save orientuotas perfekcionizmas buvo stipresnis. Šiaurės Amerikoje geriausiai siekia būti liekniems nuspėjo į save orientuotas perfekcionizmas, o Europoje traumos simptomai. Japonų tarpe labiausiai būti liekni siekia heteroseksualūs dalyviai, kurie jautė mažiau spaudimo iš bendraamžių numesti svorį ir dažniau lygino savo išvaizdą su kitais. Kai kurie ryšiai man kelia tikrai daug klausimų, net nepradedu įsivaizduoti, kaip traumos gali nuvesti iki tokio poveikio. Bet svetimam tyrimui dantis nežiūrėsiu, galbūt tai jau aprašyta kitur. Siekis būti raumeningu, angliškai drive for muscularity, kurį jau minėjom, stebėtinai neturėjo beveik jokių reikšmingų ryšių nei vienoje šalyje su kitais biopsichosocialiniais veiksniais. Jei žmonės teigia, jog siekia būti raumeningi, tai jie to siekia ir vėliau. Vyrai tokiu siekiu pasižymėjo dažniau negu moterys. Australijoje tokį siekį stipriau veikia medijų spaudimas auginti raumenis. Japonų tarpe mamų spaudimas auginti raumenis buvo stipresnis už bendraamžių spaudimą. Šiaurės Amerikos dalyvių tarpe siekį būti raumeningu veikia tik pusryčių valgymas. Nors man tai atrodo labiau bendros sveikos gyvensenos programos dalis, o ne priežastinis veiksnys. Stipriau vyrų tarpe pasireiškinti siekį būti raumeningiams ir viešos informacijos, medijų ir socialinių tinklų spaudimo būti raumeningam rodo ir kiti tyrimai.
O aš galvoju, kad mes čia jau buvome, maždaug antikinės Graikijos ir Romos laikais. Na, bet jie taip bent jau bandė aiškinti tuo, kad stiprus kūnas reprezentuoja sveiką dvasią ir tvirtą moralę. Ir netgi tam davė pavadinimą kolokagatija. Kodėl mums taip reikia tų raumeningų kūnų? Gerai, kuriam laikui pabaikim biopsichosocialinę temą su dar vienu tyrimu. Jame nustatyta, kad genetinis didesnio svorio rizikos veiksnys gali paveikti mitybos įpročius, daryti įtaką smegenų, ypač smegenėlių vystymuisi. Mažesnis nei įprasta kairiosios smegenėlių pusės tūrio sumažėjimas buvo siejamas su maisto ribojimu. Vadinasi, smegenėlės padeda reguliuoti mitybos įpročius. Kitaip tariant, genetinis polinkis į nutukimą gali lemti nesveikus mitybos įpročius. Smegenėlių vystymosi sutrikimai gali sudaryti sąlygas maisto ribojimui kaip būdui kontroliuoti svorio didėjimą. Aplinkos stresoriai, nepalanki socialinė aplinka ir bendramžių poveikis taip pat daro įtaką smegenų vystymuisi. Paaugliai, kurių bendramžiai nemėgo, parodė mažesnį pilkosios medžiagos tūrio sumažėjimą keliose smegenų srityse, įskaitant smegenėlės. Tai rodo smegenų raidos sulėtėjimą. Šie paaugliai pasižymėjo abejingumo ir emocijų trūkumo bruožais, o tai rodo, kad aplinkos veiksniai gali daryti įtaką smegenų brendimui ir didinti nesveikos mitybos riziką nepriklausomai nuo genetinių sąlygų. Šiai savaitei tiek. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Registraciją konsultacijai rasit po kiekvieno įrašu, o įrašus rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas Proto. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.